Labas rytas, mėly pilnos valties bičiuliai, mūsų draugai, sekėjai. Labai smagu po ilgo laiko vėl su jumis susitikti. Šiandien randuosi Pervalkoj. Yra rugsėjo vidurys ir labai puikus oras, šviečia saulė. 8 valandos ryto ir užmestas mano meškeris jau. Ir šiandien bandysiu pagauti karosą ir bandysiu aš įgaudyti metos sistemėlę. Naudosiu 2 rūšių granulės. Tai yra vienas yra ryškiai geltonas, ananaso skonio, kvapo. Kitos yra česnakinės, tamsios, visiškai kitokios negu anos. Ir naudosiu kelių rūšių boiliukus, vienas iš jų bananas, kitas mangas, puikus boiliukai, lietuvių gamintojo Dipekso. Na ir bandysiu dar kažko paskaninti. Šiaip boiliukų turiu daugiau, žvejybos eigoje iš jų pabandysiu uždėti daugiau, bet dabar, kadangi yra saulė, oras šiltas, norėčiau išbandyti saldžius masalus. Tai va, kol kas ramu ir gal, kol žuvis nekimba, pabandysiu pakalbėti šiek tiek apie įrankius, apie tai, ką aš naudoju, kuom aš gaudau. Tai meškerės mano yra Banaks gamintojo, puikus kotai iš tikrųjų. Kuo jie man patinka, tai vienas iš tų dalykų jie nėra greitos akcijos, kaip daug kas mėgsta gaudyti su greitos akcijos kotais. Jos, aišku, su jais gali geriau užmesti, bet šitie kotai tikrai geriau laiko žuvį. Tokia parabolinė daugiau akcija, minkštesnė, tikrai geriau laiko žuvį. Antras dalykas, dideli žiedeliai, vėl privalumas traukiant žuvį, ar ką, jeigu įsikabina žolės ir visą tai praeina lengviau. Va, ir viena meškerė pas mane yra iki 80 gramų, kita meškerė yra iki 120 gramų. Iki 120 meškerė esu uždėjęs pintą 0,13 valiuką. Su jie darau tolimesnius metimus. O šita visai liauna uždėjęs 0,25 mano filamentinį valą. Ir šitokia va sistema man puikiai pasiteisina. Manau, aš ją panaudosiu ir nemune galingesnė, o liaunesnė bandysiu gaudyti ar lyną ar dar kažką. Nors nelabai aš esu fideristas ar mėgėjas didelis fiderio žvejybos, tačiau kartas nuo karto šitą žūklę susiruošiu. Taigi, dar šiek tiek apie šitas vietas. Čia gaudau jau ne pirmus metus šitoj vietoj ir čia tikrai yra begalės karosų. Galėjau daug pagauti tiek pavasarį. Pavasarį važiuoju gegužę ir po to rugsėjį uždarimui ir visada aš čia kažką pagaunu. Kodėl gaudau šiandien su metodu? Tai būtent metodu visada kimba stambesnė žuvis, stambesni karosai. O jeigu čia naudočiau inline ar kokią kitą sistemėlę, labai daug yra smulkmės, kojyčių, dar kažko ir tiesiog ta žvejyba pasidaro netokia jau smagi. Ir va, keli pašarai, keli boiliukai ir tau žvejybai pilnai viso šito pakanka.
Aišku, gaudant su metodo sistema, su builiuku visada kibimo reikia laukti ilgiau. Tai jeigu tu su inline turėsi 5 kibimus, tai su metodu 1-2. Bet žuvis visada kimba stambesnės, nes builiukas yra stambesnis masalas. Naudoju aš čia 10-tuką, kiek rečiau 12-tuką ir tai pakankamai normalu yra. Man tai tinka šitie masalai. Va, ir čia yra vadinama Pervalkos įlanka, kas čia važiuoja žvejoti. Tikrai žino šitą vietą ir tikrai čia visada būna žvejų. Rudenį jinai labai apželia, čia visur begalė žolynų, tik tai jie nesimato, tai bet kai trauki masalą visą laiką jisai įsitraukia žolių kuokštus. Pavasarį čia jau šiek tiek kitokia žvejyba, žolių mažiau ir karosai čia suplaukia neršti ir čia būna vajus, čia visas krantas, jisai iš tikrųjų nuo karosų šėlsmo, visas ne krantas, o vanduo, visas vanduo raibuliuoja tiesiog ir karosai čia šėlsta neršdami. Tiesiai prieš mane stovi Pervalkos molas, nuo kurio tikrai taipogi galima puikiai pažvejot ir ypatingai vakarai sutemus žuvis kimba ten. Taipogi gražios karosai, gali pagauti karšiuką, visą molą apšviečia prožektorius, jisai puikiai sutvarkytas, taigi ir ten taip pat galima puikiai leisti laiką. Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e. Na va, kibimukas. Ir kaip jau sakiau, žuvis kimba. O. Valą paprašė. Taip nebūdavo, kad karosas paprašytų valo. Taip nebūdavo, nors atrodo, kad visai stipriai eina, bet kažkaip nelabai panašu į karoso ėjimą. Labai keista čia man. Pažiūrėsim. Štai karosas toksai susigundė mango builiuku. Štai vėl kažkas tampo mano masalą. Matomai palei šėryklą drebina. Ir bandysiu sulaukti kibimuko. Česnakas šiandien visai nedirba. Tik tai saldus, bet aš dar pabandysiu susimaišyti fišmilą. Turiu labai neblogai užrekomenduotą VD fišmil metod jauką, kurį pabandysiu dar susimaišyti ir pakeisti česnakiniu. Šiaip kiek pastebėjau, kuo toliau užmeti, tuo daugiau šansų yra pagauti. Čia, kaip sakiau, labai daug yra žolių. Ta žolės prametus yra šioks toks pagilėjimas, kuriame visa žuvis ir maitinasi. Už jo vėl eina sėklius ir vėl žolės. Taigi, jei įtaikau į šitą pagilėjimą, tada turiu šansą kažką taip pagauti. Štai mano jaukas. Šiek tiek perdrėkinau ir jisai man biškį per drėgnas. Bandysiu kažkaip padėti ištaisyti, bet dar nėra
blogumas visiškas. Taip. Laukinukas ir laukiam. Manyčiau, kad jaukas. Buvau uždėjęs česnakinį jauką. Atrodytų, kad karosai česnakas kaip ir gerai. Bet va. Išmilinis jaukas padarė savo. Bet kaip reikia eksperimentuoti vis dėlto su jaukais ir tais pačiais boiliukais. Nu va, pusėtinas karosas, pusėtino dydžio, eina į krantą. Graibšto neėmiau, nors ir turiu. Tačiau tokį galim traukti be graibštą. Vėl kibimas ir vėl dirba išmilas. Tuo tarpu granulės nejuda visiškai ir žinok, kaip nori. Dabar į savo vieną iš šėryklų įdėjau tarp granulių šiek tiek fišmilo jauko, matysiu, ką tai duos. O čia grinai fišmilinis. Jeigu prieš tai visai tas jaukas, kitas jaukas nedirbo, tai šitas dirba puikiai. Tikrai čia nėra reklama, nors mes ir prekiaujam tuo jauku, bet yra kaip yra. Va, gražus karosas ir mano pagalbininkas ima žuvį. Dabar turim 11 valandų. Kibimas iš tikrųjų šiandien yra ganėtinai vangus. Karosai nedideli ir manau tam įtakos turi rytų vėjas. Ir štai atsiradęs jau visiškas štilius, kas yra negerai žuviai. Gaudžiau šiandien pagrindė granulėm, tai yra geltonus ananasas ir tamsios česnakas. Jeigu ananasą pagavau kelis karosus, tai česnakas man visiškai nedirbo, gal pagavau vieną žuvelę. Na, o pakeitus jauką, susiruošiau fišmilą, jauką tamsų. Iš karto pradėjo man jinai dirbti. Tas pats užmetimas, tos pačios vietos, pakeistas jaukas, davė savo rezultatų, pagavau gal 3 žuvis, nemažai kibimų buvo ir jaukas tikrai suveikė. Na, o dabar, kaip jau sakiau, uždėjau čia tamsų boiliuką, pakankamai žalią, ant šviesaus jauko tamsesnį boilį, o čia ant tamsaus jauko bananinį geltoną mažesnį boiliuką 8 mm. Ir matysiu, kas iš to gausis. Šiaip manęs dar laukia žvejyba vakare nuo molo. Bandysiu gaudyti temstant, ant temimo. Kiek tai duos naudos, matysim. Va, kibimas, fišmilas, mažas boiliukas ir štai kažką turiu. Mažesnis boiliukas savo padaro. 8 mm boiliukas daro savo. Taigi, žūklėjai visą laiką eksperimentuokit, bandykit vieną variantą, nesigavo, bandykit kitą.
Ir mano žuvis įlindo į žolės. Va tokia problema. Va. Štai, aišku, žuvis nedidelė, mažesnė, bet kimba. Štai, pasigrožėkit. Tokie karosai kimba Pervalkoj. Taigi, mėly pilnos valties bičiuliai, mūsų draugai, dienos žvejybą baigiu. Žvejyba gal nebuvo itin nusisekusi, nes kaip matot, labai štilius, oras nurimo visiškai ir tai žuviai nepatinka. Tačiau nuo ryto kibimų turėjau. Žuvies šiek tiek buvo, gaudžiau, kaip ir sakiau, builiuku. Šiek tiek pakaitaliojus builiuką, kibimas suaktyvėjo, geriausia kibo ant marcipaninio. Ir vis dėlto jaukas fišmilas. Fišmilas tamsus jaukas, dirbo. Ir teisybė, čia būna ryškiai geresnių kibimų šitose vietose. Gal sutrukdė rytų vėjas, gal sutrukdė štilius. Bet turėjau gerą laiką, turėjau ir kompanioną šalia savęs, turėjom gerų pokalbių ir žvejyba baigta. Dabar yra 10:30 nuo 8 ryto iki 12 praktiškai. Žuvies pakankamai ir manau dar susitiksim vakare štai ant to molo, kuris prieš mus. Bandysiu gaudyti naktį. Matysim, kas bus. Ir kuom gera man žvejyba builiukais, dar kartą pasikartosiu. Nereikia daug masalų, nereikia daug jauko. Dėžutė jauko, kelios dėžutės masalų. Viskas tau pilnai užtenka. Žuvis, jeigu aktyvi, tikrai pagausi ir tu važiuokit, gaudykit. Tikrai turėsit gerą laiką. Ir nepamirškit prenumeruoti pilnas valtis ir užsukti, jei reikia patarimų, pas mus į parduotuvę. Gero žiūrėjimo, sekančio. Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e. Šį kartą nuo molo jau nebe nuo kranto, nebe įlankoj, nuo molo. Ir vakarinė žvejyba bandysiu vėl kažką pagauti. Vėl bandysiu išimtinai gaudyti builiukais. Štai mano meškerės dvi. Viena tos pačios, viena iki 80 gramų, kita iki 120. Ir ant vienos uždėta marcipaninis builiukas su ananaso kvapu, o kita su fišmilo jauku ir bananinis builiukas 8 mm. Šiandien randuosi ne vienas, ne taip kaip praeitą kartą prie vandens nuo kranto. Buvau vienas, dabar turiu daug draugų, daug nežvejų, nedraugų, kolegų, gal sakyčiau taip, ir kurie taip pat gaudo, kurie taip pat pagauna. Ir visą laiką čia tikimės pagauti žuvį jau temstant, temimu, bet vieną kibimą turėjau, jau viena žuvis pas mane tinklelį, karosas gražus, ir manau, kad jeigu tik leis galimybės, jeigu matysit, parodysim,
ką galima čia pagauti. Po truputį temsta. Aišku, nesitikiu prigaudyti labai daug žuvies. Boiliukas vis dėlto yra specifinis masalas. Tačiau norisi parodyti, kad galima pagauti ir ant jo. Va, kibimas. Opa. Kibimukas, bet kol kas tuščia. Vėl sugrojo fišmilas. Manau, kad pritemus visai turėsiu gerą laiką ir gerą žvejybą. Dedu boiliuką vėl. Tas pats nedidelis boiliukas. 8 mm. O štai ryškus boilis su ananasiniam peletėm kol kas nedirba. Manau, kad jisai sudirbs šiek tiek pradedant temti. Taigi čia, kai visą laiką numolo žvejyba būna pagrindinai jau sutemus, kai užsidega prožektorius. Bet šiandien džiugina tai, kad jau kimba ir nesutemus prietemai. Jau pirmi kibimai pagauna ir kaimynai. Ir labai puiku, labai geras oras, šilta iš tikrųjų. Ir šiek tiek pasisuko vėjas nuo jūros. Nežinia, kiek tai čia įtakos. Tačiau kol kas visai neblogai. Kaip ir minėjau, mano meškerės minkštos, parabolinės, puikiai tinkančios metodui. O masalai mano štai yra tokie. Visi va čia sudėti. Jūs galite pažiūrėti kameroje. Tai yra mano boiliukų rinkinukas. Taipogi peletės, česnakinis ir ananasas. Pabandysiu paeksperimentuoti, padėlioti vieną kitą masalą, bet kol kas man veiksmingiausias yra fišmilas. Va, po truputį judina, kažkas tai domisi mano masalu. Aišku, čia labai daug mailiaus ir jisai. Opa, štai žuvis yra. Boiliukas čia dirba. Nežinia, kiek aš jums galėsiu parodyti šios žvejybos jau sutemus, nes kamera tai nefiksuoja, neparodo, tačiau kol kas galim pasidžiaugti. Paleisk. Dabar palauk, tu turėsi paimti. Palauk. O. Būna situacijų ir tokių. Puikiai žuvis. Štai pasigrožėkit, kokios žuvis gyvena Kuršių mariose. Tai va. Žvejyba toks dalykas, būna ir nuotykių.
Tai va, o šitas mano boiliukas kol kas neveikia ir dėsiu savo mėgstamą mango. Mangas, jisai man dažnai gelbėdavo mane iš visokiausių situacijų. Ananasinės peletės. Spaudžiam ir į trasą. Viena meškerė. Kita. Ir lauksim kibimų. Štai viskas paruošta. Iš tikrųjų visuomet reikia pasiruošti pamokas. Šio žvejyboje mano klaidos yra tos, kad trumpas graibštas ir matėt, kaip mano kolega vargo, tampė ir dėliovė čianais. Anksčiau čia buvo visiškai kitoks molas, čia buvo duobė ir nebuvo šitų atitvarų ir buvo daug patogiau išsiimti žuvį. Antras dalykas, per trumpas mano tinkliukas, kuris įkrito ir turėjom nuotykį, kuris viskas baigėsi gerai, įsitraukėm. Ir dabar toliau bandysiu žvejoti. Užsidegė prožektorius ir turėtume sulaukti kibimo. Nemažai žvejų šiandien, oras geras, visi nori praleisti laiką gamtoj, pasimėgauti gerą žvejybą ir pagauti žuvies. Šiaip visi, kiek yra ant kranto žvejų, visi pagauna, nėra taip, kad kažkas nepagautų. Aišku, metodo kibimai tikrai retesni yra, bet žuvis stambesnis, vienareikšmiškai. Vėl praleistas kibimas. Tuščia. Pagaliau tik tai pamažinau boiliuką, iš karto kibimas. Gerai, kad turiu labai gerą padėjėją žuvies traukimo, kuris gelbsti mane iš sunkių situacijų. Taigi, mėly pilnas valtis bičiuliai, štai tokia mano žvejyba. Žuvų gal nedaug, bet didelės ir tiesiog norėjau parodyti, kad metodų galima pagauti tiek dieną, tiek naktį. Ir kaip mato, žvejų dar nemažai, o aš savo žvejybą veikiu. Ir pamėkit mus, prenumeruokit,
komentuokit ir iki kitų žvejybų pilnoje valtyje. Iki.